Labadiena, esu Vytautas iš Klaipėdos. Likimas man nepagailėjo išbandymų. Tenka gyventi su tam tikrais sveikatos sunkumais. Natūralu, kad tokioje situacijoje kyla klausimų ne tik apie gydymą, kasdienius poreikius, bet ir apie tai, kur gyventi, bet kaip jaustis saugiai turint negalią. Šiandien jau 5 metus gyvenu socialiniam būste. Tai ne tik stogas virš galvos, tai vieta, kur galiu jaustis ramiai, saugiai ir drąsiai kurti savo gyvenimą. Net sunkumo akivaizdoje galima atrasti užtikrintumą bei viltį. Esu Irina, man 67 metai. Pasidalinsiu savo patirtimi apie Šuliškėse įvykusį sprogimą daugiabutyje, kuriame gyvenu. Vidury gatvės stoviu ir galvoju, kur nakvoti. Neturiu kur eiti, juk esu palaidojus visą šeimą. Galvojau, kad jau jokių bėdų man negali atsitikti, o dar likau be namų. Svarbiausia, kad išėjau gyva, o daiktai yra tik daiktai. Žmonės labai padėjo, o socialinis būstas tapo atrama tada, kai labiausiai reikėjo. Mano vardas Danielė ir man yra 22 metai. Būdama 19 gavau galimybę apsigyventi socialinėme būste, kuris tapo pirmu savarankišku žingsniu į mano ateitį. Šiandien esu baigusi teisės bakalauro studijas ir planuoju tęsti mokslus magistrantūroje, kad galėčiau dirbti vaikų teisių srityje. Kartais socialinis būstas tampa vieninteliu saugiu prieglobsčiu, kai neturi kur eiti ir gyvenimas atrodo per sunkus.